Birželio 26-29 dienomis čia vyks pati nuostabiausia stovykla Find Your Flow. Judam, parodysiu, kas viduj. Viduj emocija gera, nes vėlgi pati nuostabiausia poilsio zona, o jos tikrai prisireiks po sunkių treniruočių. Ledų turim ir turim nuostabių žaidimų. Ras kiekvieną savo ką paveikti, nuo futbolo iki krepšinuko. Martynas prieš tai įmetė iš pirmo karto. Jeigu pataikau, turi visą atvaryti anksčiau laiko. Aš įmesiu nežiūrėdamas. Gerai, nepavyko. Iš antro karto tikrai pavyko. Jau bent į tą pusę. Tai vietos čia, aš nežinau, čia turbūt koksai 60 žmonių sutilps. Tai va, dvivietis šeimos, labai graži vietelė, yra ir balkonas. Jeigu atvyksti su broliu, su sese, su draugais, tai mes šiek tiek jums kainą dar ir nuleisim. Jau dabar, va, yra birželio 1, dabar yra vasara, bet viduj biški net man šalta yra. Tai realiai tikrai geras jausmas, nes tokio duos biški atgaivos. Tai galėsit ir pailsėti, ir atsigauti. Na ir čia 305 kambarys yra masažo kambarys. Mūsų stovykloje turėsim profesionalų masažuotoją ir jis va šitam kambarį atliks jums profesionalų masažą. Ateis po sunkių treniruočių, paims, blauzdikės atleis, dvigalvį, keturgalvį išmasažuos, presiuką patapšnuos ir tikrai, aš nežinau, kokios stovyklos yra, turbūt pasaulinio lygio ar atletinio rengimo lygio, kad tu gautum dar ir masažą. Kiekvieną dieną galėsi užsiregistruoti į lygą. Žiūrėk, iškart jau ir malonesnis atrodo. Tai tokiam lofte, žiauriai fainai. Laukiu Find Your Flow stovyklos vien dėl šito kambariuko. 305. Ok, prieartėjome aikštelę. Šitoje aikštelėje tikrai vyks kickbox užsiėmimai, tikrai vyks funkcinės treniruotės, galimai bus pirtis. Nenoriu prisižadėti, bet galimai turėsime mobilę pirtį. Pirtis, čia yra bomba. Noriu sakyti ledas. Pritempent prie ledo turėsime ir ledo vonės. Tai čia nerealu. Po ledo vonių galėsite drąsiai atsigaivinti šitoj kūdrui, bet kūdros nerodysiu, gerai kūdrą nešokim. Ten yra didžiausias ežeras, kuris yra nuo mūsų stovyklos, nuo mūsų vilos, vadinkim taip. Nuo mūsų vilos įsikūręs per, gerus 200 metrų. Maram, parodysiu. Simutis visą gyvenimą gyveno prie jūros, dabar tarė prie ežero. Yra ir valtelius, gal ir valtelės. Gali būti ir valtelės, gal ir suorganizuosim. Bet dabar noriu kai ką pasakyti, kad, pavyzdžiui, daug kas mato čia tik tais ežeriuką, ar ne? Bet aš matau galimybės. Tai mes pažadam, kad viena kita treniruotė bus būtent šitame vandenyje. Nes vandenį galime išnaudoti būtent bėgimo technikai, vandenį galime išnaudoti spyriams ir vandenį galime išnaudoti atsigavimui. Ir dar įdomesnis dalykas ir fainiausias turbūt dalykas yra, tai yra tiesiog poilsis. Tai pailsėt, atsigaut, pabūt su savim. Vat Martynas dabar žiūrėkit. Martynas kaifuoja atsistojęs. Jisai miesto žmogus dabar yra ir dabar retrytina. Bus puikiai.